Labadiena! Pasaulio akcijų biržose savaitė prasidėjo teigiamais pagrindinių indeksų pokyčiais. Europos akcijų biržose indeksai kilo virš 2%. JAV prekyba taip pat startavo teigiamai. Įspūdingiausių spurtų pasaulyje ko gero išsiskyrė pagrindinis Indijos akcijų biržos indeksas, kuris kilo 17%. Tokį ženklų augimą įtakojo pasibaigę rinkimai, kurie nuramino rinkos dalyvius dėl galimų radikalių ir neprognozuojamų permainų šalyje. Baltijos šalių akcijų biržose nuotaikos buvo sąlyginai pozityvios, išskyrus Vilniaus biržą, kuri neįgavo vieningos krypties. Biržose buvo jaučiamas investuotojų pasyvumas. Vilniaus biržoje pirmadienį vyko pasyvi prekyba. Akcijų viso labo buvo perleista tik už 657 tūkstančius litų, sudarytas 331 sandoris. Kiek ženklesnė neįprastai apyvarta buvo sugeneruota perleidžiant skolos vertybinius popierius, o MAX Vilnius indeksas beveik nepajudėjo iš vietos. Apyvartos lyderio laurai Vilniaus biržoje atiteko Ūkio bankui, kurio akcija buvo perparduota už 300 tūkstančių litų. Akcijos kaina pakilo iki 66 centų. Aktyviau prekiauta ir TLT akcijomis, kurių kaina nepakito ir pasiliko ties lito 13 centų riba. Visus pastarąsias dienas dominusios Panevėžio statybos tresto akcijos pigo 1,73%, apranga akcijos pigo iki lito 43 centų. Pirmadienį bendrovė paskelbė, kad baigė tvarkyti visus formalumus dėl naujos akcijų emisijos išleidimo. Investuotojai jiem priklausančias akcijas galės įsigyti jau nuo šiandien. 100 akcijų turėjęs investuotojas įgijo teisę po 1 litą papildomai įsigyti 56 aprangos akcijas. Sumažėjusius pardavimus paskelbusios Lifosa akcijos pigo 0,5% iki 19 litų 90 centų. Snoro nuosavybės vertybinių popierių kaina kilo 1,85% iki 55 centų. Talino vertybinių popierių biržoje buvo sudaryta 280 sandorių, kuriais perleista akcijų už 582 tūkstančius eurų, o MAX Talin indeksas pakilo 0,72%. Pastebimiausia prekyba vyko Merko Ehitus akcijomis. Jų perleista už 178 tūkstančius eurų. Akcijos kaina pakilo net 8,54%. Aktyviau buvo prekiauta ir Esti Telekom bei Talina Kaubamaja akcijomis, kurios atitinkamai brango 0,41 ir 1%. Rygos biržos indeksas per dieną sugebėjo pakilti 0,87%, akcijų perleista už 15 tūkstančių latų. Didžiausios apyvartos sugeneruotos prekiaujant Latvijos Geis bei Latvijos Tiltai akcijomis. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.